Mauzeri, jūs nežinot, kur randasi Latvijos ambasada, aš noriu eiti protestuoti. A gal jūs, panulį, norėjot eiti į Latvijų gatvę prie Rusų ambasados? Aš noriu eiti prie Latvijos ambasados. Nu tai man įdomu, ko tada jūs Latvijai įžeidė, ar ten kažką jums padarė? Įžeidė. Tie Latviai skriaudžia mano mylimiausią komiką Mikhailą Nikolaevičių Zadornovą. Jie iš genialaus artisto, nepaprastai talentingo Adariono humoristo atima vidna žitelstvo. Vidna žitelstvo. Ką čia tai reiškia? Nežinau, ką tai reiškia, bet iš tokio lygio komiko nieko negalima atiminėti. Čiagi yra šviesulys, demaskavęs visą teisybę apie Pribaltiką. Kai šitie agitbrigadininkai Hazanovas su Petrosianu agitbrigadino, šitas genialusis humoristas savo satyrinę plunksną demaskavo visą smulkę buržuazinę Landsbergio klastą. Juokingai buvo, bleka, iki šiol juokiuosi. Nejuokinga. Aš atsiprašau, ką jūs pasakėt? Jūs šlikštynė, jūs menko intelekto esat žemės kirminas. Jums tokio lygio humoro šūdą jūs ką suprasit, jums tik tai Armenijos radijo klausytis. Ar jūs turite nors vieną kasetę video su Zadornovo įrašais? Aš turiu visas. 92 metų в каждой шутке есть доля правды. 95 metų zapiskė Atmorovska. Gana. Pasakykit man, gerbiamasis, vat kaip skaitot, kodėl Latviai atėmė iš jūsų mėgiamo, jūsų talentingo humoristo Zadornovo vidna žitelstvo, А что я сящница? Вот еще амбассада. 371. Алло? Lai dzīvo, labu vakaru. Jūs man pasakykit, prašom, kodėl jūs išpirdolinat gerbiamą Zadornovą? Kas skambina? Surskis skambina, gerbėjas. Ne jūsų gerbėjas, Zadornovo gerbėjas čia. O jūs išsiaiškinot, gal jis ten juokavo, kad jisai remia Putiną, gal čia toks jo humoras, gal jis bajerio, nes... Padėjau ragelį. Aš tai nesuprantu, ko jumis taip jaudinatės. Turit visus įrašus to savo humoristo, a jūsų dabar ta mylima žvaigždėtas Zadornovas jau seniausiai nieko naujo jis nesukuria. Nu tai ir visą laimę, kad visus įrašus turiu. Bet vat šitų Rygos balzamų ir šprotų, tai protesto vardan tikrai nepirksiu ir nevalgysiu. Klausykite, aš jums geriausia Zadornovo anekdotą papasakosiu, žinokit, lūšit iš juoko. Važiuojasi, reiškiasi, ruskelis į Ameriką ir čia madanė vežasi vantą. Ateik čia, neintelektuali kiaulė, tu nesuprasi niekada tokio humoro lygio, tu bežionė, tu nepelė, tu šūdas ant pagaliuko, tu nieko, tau tik tais